I'm still here 'cause I need love. Tiesiog Armandas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie žaidimų pelę Fantech 6D. Modelis yra pagamintas Kinijoje. Tikriausiai kaip ir 80% šių daiktų, kurie yra aplink mane. Tačiau gamintojas yra tikras Kinas. Ar gali būti kiniečių prekės, ne kopijos, geros, patrauklios ir naudingos vartotojai? Ar tai yra paskutinis šlamštas ir yra, kaip sakyti, nepavykusi kopija originalo? Į šį klausimą bandysime atsakyti šioje apžvalgoje, tačiau pažiūrėjus į pakuotę, ar galite pasakyti, kad ši pelė yra prasta? Man pažiūrėjus į pakuotę norisi tikrai ją išbandyti ir atrodo tikrai vertas dėmesio produktas. Taigi, bandome. Ant pakuotės puikuojasi Fantech pelės privalumai. Iki 2000 dpi jautrumas, 8 milisekundžių reakcijos laikas, preciziškai tikslus lazerinis sensorius, 7 programuojami mygtukai. Bet palaukit, kažkas čia ne taip. Paskaičiuokim iš arčiau mygtukus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir štai tas paslaptingas 7 programuojamas mygtukas, kurį galite programuoti rankiniu būdu. Juokas juokais, tačiau Fantech pelė nemeluoja apie 7 mygtukus. Fantech siūlo pelę rinktis iš 3 spalvų – juodos, pilkos arba raudonos. Prie šios pelės nerasime elementų, todėl gamintojas perspėja įsidėti didesnės talpos elementus. Pabandykime juos įdėti. Didžiausias šios pelės minusas yra ne kur kitur, o čia, elementų skydelyje. Jo neįmanoma atidaryti, jo nesulaužius. Pabandykite kartu su manimi. Nepasiduoda. Jau sulaužytas. Tačiau, pavyko jį atidaryti. Taigi, turime sulaužytą skydelį, tačiau galime įsidėti elementus. Išbandykime pelę žaisdami Half-Life 2 žaidimą. Pirmiausiai, kas krenta į akis, tai pelės svoris. Nors Fantech 6D ir neturi svorio paskirstimo funkcijos, tačiau valdosi gan lengvai ir nesijaučia nei per sunki, nei per lengva. Nesvarbu, ar jūs kairiarankis ar dešiniarankis, ši pelė skirta abiejų rankų tipams. Kitas pastebėjimas – patogus ir prie piršto priglundantis mygtukai. Viduryje slepiasi oranžinis DPI mygtukas, kurio pagalba galime reguliuoti pelės jautrumą. Jautrumo lygiai yra 3. Man patogiausias yra 3 lygis, tada pelė valdosi greitai ir tiksliai. Kalbant apie gaminio medžiagas, tai į slinkties mygtuką atrodo pagailėta kokybės mažiausiai. Būtent žaidime šį mygtuką naudoju priešų pritraukimui. Jaučiasi mygtuko nestabilumas, pirštas bando pabėgti į priekį. Verta paminėti, kad kokybės nesulaukia ir pelės priėmimo mygtukas, kurį traukiant iš kompiuterio atrodo, jog ištrauktume plasmasės gabalą, bet ne patį renginuką. Fantech 6D turi miego režimą, kuris padeda elementams tarnauti ilgiau, o vartotojų vargti mažiau. Apibendrinkime Fantech 6D žaidimų pelę. Ji daugiau nustebino negu nuvylė. Patogus mygtukų išdėstymas, svoris, reakcijos laikas. Ko nepaminėjau, tai unikalios Fantech 6D savybės, kurią galite įjungti stacionarų kompiuterį nepaspaudę power mygtuko. Tiesiog spustelkite kairįjį mygtuką ir voila, kompiuteris įsijungia. Tačiau, jei turite tokių gyventojų kaip aš, Fantech 6D pelę teks išjungti rankiniu būdu, nes kažkas gali pradėti žaisti naktį. Nors ši pelė ir turi daugybę privalumų, tačiau kas projektavo baterijų dangtelį, turėtų būti atleistas, nes jį atidaryti jo nesulaužius tiesiog yra stebuklas. Prieš perkančią pelę pridėkite kelis eurus elementams, nes jų pakuotėje nėra. Jeigu ieškote nebrangios iki 20 eurų žaidimų pelės, išbandykite Fantech 6D. Manau, nenusivilsite.
Tačiau jeigu esate užkietėjęs gameris, kuris žaidžiate pagrindę FPS žaidimus, praleiskite šį gaminį, nes pabėgus pirštui, jūsų nervai gali neišlaikyti. Jei patiko šis video, spauskite patinka mygtuką. Jei norite nepraleisti kito video, spauskite prenumeruoti mygtuką. Iki kito karto.